Buvai išrinkta Šiaulių universiteto metų studente. Tai kaip jautiesi? Nežinau, jaučiasi gerai. Labai smagu, kad buvau išrinkta. Studentų atstovybėje, aišku, buvo labai daug džiaugsmo, nes bent jau visi sakė, kad esu tikrai to verta. Šeima iš tikrųjų labai nustebo, nes apie savo veiklas kalbu daug, aišku, bet jiems buvo vis dėlto staigmena, kad tiek esu pasiekusi šitoje bendruomenėje ir vakar, kai jie buvo atvažiavę ir pamatę, sako, wow, tu esi visiškai iš pajūrio ir tave tiek daug žmonių sveikina ir tiek daug žmonių pažįsta tave čia. Tai jiems buvo labai smagu. Per savo kalbą tu pasakei, kad esi savanaudė, nes nori iš universiteto pasimti ar net pasiemi tai, kas yra geriausia. Čia buvo Rustavelio žodžiai, ką atiduosi tavo, ką nuslėpsi, prarasta visiems laikams. Tai universitetas gali suteikti ne tik tą mokslinę sritį, ne tik tu gali tobulėti kaip mokslininkas, bet ne tik mokytis, bet taip pat įgyti ir paversti savo gebėjimus kompetencijomis. Tai darbų studentų atstovybėje, tiesiog komunikuojant su žmonėmis, stengiantis kuo daugiau universitetas turi iš tikrųjų ko pasiūlyti ir ypač Šiaulių universitetas, kuriame veiklų tikrai yra labai gausu. Ir būtų labai džiugu, kad kuo daugiau studentų įsijungtų į tas veiklas, nes jie kartais net nežino, ką gali prarasti ir ką gali gauti. Esu įsijungusi į daugelį universiteto veiklų, tai studentų atstovybė, šiuo metu esu pirmininkė, taip pat priklausau literatų sambūriui Muzynas, kuriame ne tik dalyvauju kaip jo narė, bet taip pat organizuoju įvairius skaitymus su studentais. Ką dar veikiu? Labai daug padedu komunikacijos tarnybai, kartais pasavanoriauju ten. Galiu papasakoti savo kasdieninę dieną, kuri visada prasideda 6 ryto mankšta ir po to nuolatiniu bėgimu iš vienos vietos į kitą ir taip pat dalyvavimu ir paskaitose bei seminaruose, o tarp jų tarpuose tvarkau įvairius reikalus atstovybėje, organizuoju įvairias veiklas ir renginius. Tai yra nuolatinis aktyvumas. Bet man šitai kol kas, bent jau dabar, tai yra mano, nežinau, galbūt ten, kur aš ir turėčiau dabar būti, jaučiuosi. Bet Įsivaizduoji savęs tokios aslesnės, taip atsidausiai kūrybai. Tiesiog labai šito norėčiau, bet gal ne šiandien, ne šiuo momentu. Dar jaučiuosi visko gal nepadariusi, ką norėjau padaryti ir ką norėjau pasimti iš universiteto. Ką dar veiki? Kuo domiesi? Mėgstu piešti. Mėgstu rankdarbius, taip pat mėgstu kurti poeziją. Iš tikrųjų labai daug ką mėgstu daryti ir visada smagu ką nors naujo išmokti ir ką nors naujo sužinoti, nes kokia prasmė, kaip aš sakau, gera diena yra ta diena, jeigu tu per ją ką nors sužinai naujo. Trumpai va tokią priešistorę. Kaip atsidūrei čia? Čia atsidūriau peržiūrėjusi visas studijų programas, kaip ir kiekvienas turėtų padaryti atsakingas studentas, besirenkantis studijas, o ne miestą. Tai mane sudomino pati studijų programa Lietuvių filologija ir komunikacija, kadangi tai yra vienintelė tokia studijų programa kol kas Lietuvoje. Tai va todėl ir pasirinkau Šiaulius. Daugelis buvo prieš mano sprendimą, bet esu dėkinga savo, kad paklausiau savo nuojautos ir šeštojo jausmo ir stojau čia. Tikrai nesigailiu. Su kuo daugiausiai sieji savo būtent tą ateitį? Norėčiau humanitarinėje srityje ir pasilikti. Aišku, traukia ir sociologiniai mokslai. Bet manau, kad tikriausiai norėčiau studijuoti literatūrologiją, kadangi literatūra, nežinau, man duoda labai daug gyvenime ir daug ko iš jos pasiimu ir mokausi, taip pat kartu ir augu su literatūra. Ką mėgsti labiausiai, kokią literatūrą, kokius autorius galėtum išskirti? Jaunystėje labai mėgau Hugo kūrybą. Iš tikrųjų daug prisidėjo ir prie mano pasaulėjautos. Dabar esu truputėlį panirusi į bitnikų kūrybą, tai žaviuosi 20 amžiaus pradžios kūrybą. Tai va. Ko palinkėtum kitiem būsimiems metų studentams ir ką palinkėtum visai Šiaulių universiteto bendruomeniai? Aš manau, svarbiausia yra mylėti, atsiprašau visų filologų, mylėti tai, ką darai. Nuo to viskas ir prasideda. Jeigu tau patinka tai, ką tu darai, ten, ką tu dirbi, manau, visada būsi laimingas ir tave bendruomenė tikrai pastebės ir būsi jai reikšmingas. O jeigu tu nemyli, tai žinoma,
nieko iš to gero nei tau pačiam, nei bendruomeniai. Tiesiog aš palinkėčiau tiek studentams, tiek dėstytojams, tiek visai bendruomeniai mylėti tai, ką darome.